Sujungtas terminalas yra padalintas į 4 pagrindinės dalis. 2 viršutinės dalys turi greitųjų funkcijų mygtukus, leidžiančius lengvai pasiekti pagrindinius sujungto terminalo meniu, o 2 apatinės dalys gali būti pritaikytos pagal operatoriaus poreikius. Pirmoji dalis, viršutinėme kairiajame kampe, rodo mašinos siluetą ir pagrindinius darbo parametrus. Antroji dalis, viršutinėme dešiniajame kampe, rodo smulkintuvo arba kitus nustatymus. Piktogramos, kurias rasite antrosios dalies dešinėje pusėje, nuves jūs į konkrečius mašinos nustatymus ir meniu. Tai aptarsime vėliau. Trečiąją ir ketvirtąją apatinę dalį galima pritaikyti pagal operatoriaus poreikius. Norėdami pasiekti pritaikymo meniu, paspauskite ekrano išdėstymo mygtuką terminalo klaviatūroje. Dabar pamatysite pagrindinę informaciją, kurią galite pasirinkti matyti ekrane. Trečioje dalyje, apatinėme kairiajame kampe, galite pasirinkti tarp automatinio vairavimo vizualizacijos, išorinių kamerų kombaine, jei įrengta InfoPlus meniu arba diagnostikos meniu. Ketvirtoje dalyje, apatinėme dešiniajame kampe, taip pat rasite automatinio vairavimo vizualizacijos parinkti, išorinę kamerą, InfoPlus meniu ir tik čia, ISO bus prieigos piktogramą.